parodyti naujausias makiažo tendencijas, pavasarinės tendencijas. Ir šį pavasarį, jeigu norite iš tiesų būti išskirtinės ir visiškai kitokios, turėsite būti pakankamai drąsios. Tačiau ryškų ir drąsų makiažą jūs galite padaryti visiškai lengvai, naudodamas vieną ar du pieštukus. Ir šiandien aš jums parodysiu, kaip sukurti ryškų pavasarinį makiažą, naudojant tik du akių pieštukus. O kitas variantas bus išryškintos lūpos, ryškios lūpos, naudojant vieną ar kitą lūpų pieštuką bei tik vieną lūpų dažą. Taigi, pirmiausia, pradėsime nuo akių ir ryškinsime akis. Kadangi visą dėmesį skirsime apatiniai akies daliai, apatiniai linijai, todėl viršutinį voką palikime visiškai šviesų ir natūralų. Bet kokiu atveju šis makiažas yra tinkamas dienos metui, todėl jis neturi būti pernelyg ryškus ir pernelyg ekstravagantiškas. Su šviesiu pieštuku mes prabraukiame liniją prie pat blakstienų, tačiau liniją braukiame pakankamai plačiai, tarsi dažydamos voką lengvu šešėliu. Mėlyna spalva dažome apatinį akies voką. Šį pavasarį akių makiažas turi būti ne tik ryškios, ekstravagantiškos spalvos, tačiau jis turi būti ir pakankamai grafiškas. Jūs drąsiai galite piešti pakankamai aiškias linijas tiek ant apatinio, tiek ant viršutinio akies voko. Kuomet visą dėmesį sutelkiame į akis, lūpas dažome švelniai, šiek tiek lengva persikinė spalva. Toks yra mūsų pirmas makiažo variantas, kuomet mes išryškiname akis. O dabar paryškinsime lūpas. Taigi šį pavasarį pačios madingiausios lūpų dažų spalvos tai yra žydinčių gėlių spalvos. Ir visiškai nesvarbu, ar tai yra šiek tiek šaltesnio atspalvio spalva, ar tai taip madinga praėjusi sezoną šiek tiek koralinį atspalvį primenantį spalvą. Tačiau dabar aš jums noriu parodyti, kaip turint dviejų atspalvių pieštukus ir vieną atspalvių lūpų dažą susikurti visiškai skirtingas naujas spalvas. Patikėkite, tai daro daugelis vizažistų. Jie retai kada renkasi visiškai vieną gryną spalvą. Dažniausiai spalvos yra sukuriamos konkrečiai moteriai. Taigi, jūs kiekviena pati savo galite susikurti savo mylimiausią ir gražiausią spalvą. Pirmiausiai aš naudosiu šaltą rožinį fuksijos atspalvio pieštuką ir juo kruopščiai ir gerai padažysiu lūpas. Taigi, lūpas kruopščiai padengiame pieštuku, gavome labai ryškią rožinę spalvą. O dabar ant viršaus tepsime švelniai koralinio atspalvio lūpų dažus. Tokiu būdu sukurdamos tokią spalvą ir tokį intensyvumą, koks mums labiausiai yra tinkamas. Lūpų dažus dengiame ne pernelyg intensyviai,
tam, kad jie neuždengtų, visiškai neuždengtų mūsų rožinės spalvos. Lūpų dažą imame tiek, kad jo koralinė spalva susilietų ir susimaišytų su šalta rožinė spalva, sukurdama visiškai naują atspalvį lūpoms. Taigi, turime gražią rožinę su šiek tiek koralinio niuanso turinčia spalva. O dabar kitas lūpų atspalvio variantas, kuomet mes renkamės švelnaus koralinio atspalvio pieštuką ir tokio paties atspalvio lūpų dažą. Vos 2 pieštukus lūpoms ir vos 2 pieštukus akims mes galime susikurti keletą visiškai skirtingų įvaizdžių ir kiekvieną dieną atrodyti vis kitaip, tačiau madingai ir laikydamosios pačių karščiausių pavasario makiažo.